Kaip Lietuvoje kūriamos inovacijos? Naujovės gimsta ne tik įmonėse, bet ir mūsų universitetuose. Kaip tai vyksta, pasižiūrėkime iš arčiau. Maisto mokslo ir technologijų centre yra vykdomi įvairūs moksliniai tyrimai. Tai yra užsakomieji tyrimai, atliekamos įvairios paslaugos, taip pat ir mokslinės taikomosios eksperimentinės plėtros darbai. Maisto mokslo ir technologijos kompetencijos centre yra 5 technologinės laboratorijos ir 1 kokybinių tyrimų laboratorija, kurioje yra sumontuota įvairi mokslinė ir technologinė įranga, tai yra mažo našumo įranga, kuria eina modeliuoti įvairius procesus. Maisto mokslo ir technologijų centre atliekame įvairiausius darbus. Studentai priklausomai nuo jų specializacijos atlieka tai vieni pieno, kiti mėsos, kiti žuvies laboratorinius darbus. Pirmiausia, atliekame baltymų radimo visokius laboratorinius darbus, ieškome mineralinių medžiagų, bandome atkartoti procesus, su kuriais galbūt susidursime po savo mokslo. Čia įdomiausia yra tai, kad mes galime naudotis įvairiausią naują mokslinę įrangą ir galime prisiliesti prie įvairių produktų technologinių operacijų. Įdomiausia dirbti su įvairiais prietaisais, aišku, su cheminėmis medžiagomis, gauti visokias spalvas, rasti įvairiose maisto produktuose įdomių medžiagų, kurių galbūt kitose laboratorijose negalėtume atlikti. Naujai įrengtos laboratorijos leidžia užtikrinti kokybišką studijų procesą, be to yra įmanomas bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Maisto mokslo ir technologijų centre per pastaruosius 2 metus yra pasirašyta virš 40 sutarčių, kurių pagrindu yra atliekami tai moksliniai tyrimai, tai taikomoji mokslinė eksperimentinės plėtros darbai ar konkrečios paslaugos. Manyčiau, kad geriausiai mokslininkai su verslininkais susikalba tuose sektoriuose, kuriuose verslas yra gimęs iš mokslo. Kad sėkmingai mokslas bendradarbiautų su verslu, mano supratimu, judėti galima 3 kryptimis arba turėtų būti vystomas veiklos 3 kryptimis. Viena, tai yra tai, kad skatinamas mokslui imlaus verslo gimimas, tai yra universitetų funkcija ir valstybės funkcija, kad būtų schemos, lėšos, pinigai. Antras dalykas, tai turi būti sudarytos galimybės užsienio verslui, mokslui imliam verslui ateiti čia. Ir trečias dalykas, aišku, kai mes imsimės ir turėsim specialistų, kurie sugeba kalbėti su abiem pusėm. Idėjų ir svajonių turiu labai daug, tačiau joms įgyvendinti man dar reikia patobulinti savo žinias ir todėl neišduosiu šių paslapčių. Turiu šiuo metu keletą idėjų, kadangi jau greitų metų atliksiu praktiką įmonėse, bet šias idėjas reikia dar tobulinti, todėl nenorėčiau apie jas kol kas kalbėti. Lietuvoje yra laboratorijų ir mokslo centrų, apie kuriuos girdime nedaug, bet juose kuriama ateitis. Įdomu, kaip tai pakeis mūsų gyvenimus.